Nesugebėjom lygioj vietoje atsivežėm kampį ir gavom paskutinę minutę įvartį. Aišku, kada paskutinę minutę gavom, tai labai sunku. Tačiau antrą kėlinį kažkaip visi išėjo užsivedę dar daugiau. Ir aš galvoju, kad laimėjom pelnytai, turėjom dar nors puikiai žaidė Vartininkas jau keliuose epizoduose. Įmušėm 3 įvarčius ir galvoju, šimtą pasiekė. Tai keičia. Tomas, aš galvoju, prieš tai buvo labai geras rungtynės sulošęs. Aš galvoju, kad šiandien Sigitas taip truputėlį, gal ne visose epizoduose į taktą papuolė, buvo tokių momentų, kuris nesugebėjo gal pradėtos atakos įvest, keletą momentų pavėlavo, todėl pilnai aš pasitikiu Tomu ir tie visi 3 gynėjai yra ar vienas ar kitas, vienas rungtynės vienas gali žaisti kitas. Taip kad išėjo aš tikrai galiu suvažiuoti. Tam fone tikrai gerai. Ar šiandien rezultatas tenkina, ar ir žaidimas? Aš galvoju, antrą kėlinį man patiko žaidimas, taip kaip mes norėtumėm žaisti. Pačią antrą kėlinį. Pirmą kėlinį gal ne viskas pavyko, nes, kaip bebūtų, nesugebėjom. Šiandien truputėlį nesugebėjom išeiti greitai pirmas atakas, kurias mes planuojam. Šiandien gal gerai buvo autai, nes praeitas rungtynės su Kėdainiais iš 12 varžovų. Šiandien gal pavyko geriau, todėl mažiau 200 žmonių prie autų, prie visų standartų. Prašau, sėkmės.